Sveiki, taip, tai yra TP5001 termostatas, sulaukiam klausimų, kaipgi jį teisingai reikėtų mums susireguliuoti. Na, žmonės sako, aš čia pasireguliuoju temperatūrą, bet jinai man neužsisaugo, reiškia, termostatas ją vis pakeičia ir nusistato savo kažkokią tai kitą temperatūrą. Tai yra todėl, kad nustatytas grafikas ir jis yra neteisingai suprogramuotas. Tai grafiko suprogramavimui mums reikėtų eiti į laikroduką, aktyvinam ekraną ir paspaudžiam palaikom laikrodį. Čia mes galim susiprogramuoti savo norimus laikus. Taip, jeigu norim, kad temperatūra būtų norimų laikų, tiek, kiek mums yra reikalinga, ne, čia keičiam laiką, taip, minutės, čia keičiam temperatūrą su rodiklėmis, spaudžiam laikroduką ir taip susiprogramuojam savo grafiką. Na, kitas sako, aš nenoriu grafiko ir nenoriu nieko čia programuoti, man tiesiog reikia, kad būtų 23 nustačiau ir kad būtų vis laik 20. Tai yra labai paprasta nustatyti. 6 sekundės aktyviame ekrane spaudžiam laikom M mygtuką ir einam į meniu nustatymus. Tai čia būtų pirmas meniu nustatymas. Pasirenkam 0,1, tai bus rankinis režimas. Mes jį užfiksuojam ir spaudžiam laikroduką. Štai, grafiko nebeliko, čia tiksliau nebeliko laikmačių, bet savaitės dieną mums rodo ir viskas. Mes turim galimybę nustatyti norimas temperatūras ir jinai niekada nesikeis visą parą, visą savaitę, visus metus bus mūsų norima nustatyta temperatūra. Tarkim, štai 23 laipsniai. Apsauga nuo užšalimo mygtukas viršuje. Taip, išjungimas taip pat su mygtuku viršuje, atostogų režimas, jeigu norėsim susimažinti. Aišku, galim susimažinti tiesiog su kursoriais arba galim paspausti 2 kartus M mygtuką ir nueiti į lagaminą į atostogų režimą. Dabar mūsų nustatymas bus užrakintas. Išjungti atostogų režimą, paspaudžiam M ir vėl grįžtam į normalią būseną. Tai tiek trumpai, ačiū už dėmesį ir iki.